Labas, labas. Labai dažnai konsultacijose išgirstu, kad jūs save laikote per senais, per senomis, per vėlų, ne dabar, nebespėsiu ir taip toliau ir panašiai. Bet mes senstame ne amžiumi, mes senstame, pradedame rūkšlėtis ir sensta mūsų siela tada, kada mes prarandame savo svajones. Tada, kada mes nebetikim savo svajonių, kada mes nebeturime entuzijazmo, nebeturime troškimų, nebeturime energijos ir nuolat tik pasiteisinam. Va tada rūkšlėjasi ir sensta mūsų siela, bet ne jūs. Ir tiek yra taipogi ir nuostabių, ir fainų istorijų, ir neįtikėtinų istorijų, kad nesvarbu kiek jums metų, ir 50, kažkam ir 60, ir tokie žmonės taip ateina pas mane taipogi į konsultaciją. Ir po mūsų pokalbių, po mūsų konsultacijų, kartais net po angelų žinučių, ar ne, po sesijų kortų trūkimo, žmonės pradeda veikti, žmonės, kurie verslus, žmonės, kurie tinklus, žmonės, kurie bendruomenės, keičia šalis, išsiskiria. Aišku, aš ne už skyrybas, bet jeigu tu visą gyvenimą kenti ir tave menkina, ir tave žemina, ir dažnai nėra visiškai jokios meilės ir padaryta viskas, ir tikrai tie santykiai per N metų nesusitvarko ir nepasitaiso. Naujus darbus randa, iš naujo įsimylė, iš naujo susitokia, absoliučiai viskas yra įmanoma. Ir kaip viena iš mūsų yra angelų kortų, kurias irgi žiūrime per konsultaciją, ten yra viena tokia korta, kad viskam savas laikas, ir pastaraisiais metais aš irgi labai mėgstu šitą frazę sakyti, kad viskam yra savas laikas. Ir iš tiesų, tau šitą verslo, tarkim, idėja atėjo dabar tik todėl, nes tau dabar yra laikas, tavo laikas. Tau laikas. Ne tada, kad kažkas pusėselė ar kaimynė sukūrė panašų verslą, ten būdama 45, 6, 50, nesvarbu. Ir jinai jau yra tenais vau, ar ne? Tau dabar atėjo, nes tau dabar laikas. Tada būtų galbūt nepavykę. Ar pinigus būtum išvaišęs, ar neturėjus galbūt tam tikros patirties, įgūdžių, ar ne, situacijų, galbūt viskas pasibaigia ne taip, kaip tu nori, arba nepavykę išvystyti metų, 2, ar ne? Tai jeigu tau dabar atėjo, dabar laikas, o ypatingai tos svajonės, kurios yra iš vaikystės, kur jūs sakote, tokios keistos, tokios kvailos, tokia nesąmonė, kam čia būtų įdomu, bet aš negaliu pamiršti tiek metų ir nežinau, čia gal net nelogiška. Čia ir yra tos svajonės, jos nėra keistos, jos nėra durnas, jos yra unikalios, kurias jūs nešiojate širdyje kiek metų, visi labai skirtingi, kažkas net 30 metų, kažkas net 40 metų, ar galite patikėti? Ir kai kurie žmonės išdrįsta tai padaryti. Įsivaizduoti, kokią laimę pajaučia. Kažkas tai pagyvena, jie atsibūna, pabūna ir viskas nusiramina, dabar yra ramus, kažkas tęsia, kažkas augina savo šitą svajonę kūdikį ir net nežada sustoti, net būdami pensijoje. Tiek įvairiausių yra dalykų, galų gale geriau pabandyti, paragauti, galbūt ir persigalvosit, nes svajonės keičiasi, bet jums tai bus gera ant dušės, jums tai bus gera ant širdies, kad aš tai padariau, nebesinešioju šito akmenų, aš tai padariau, ar ne? Tai, žodžiu, niekada nėra nei per anksti, nei per vėlai, ateina tada mintis, idėjos ir vėlgi mes labai dažnai galvojam, kad čia aš tokia protinga, va dabar paėmiau ir sugalvoju, o iš tiesų labai dažnai tą idėją mums dovanoja mūsų fantastiški draugai, kristalai, kas nešiojat, kas draugaujate, taipogi tas pačias idėjas jie pasiūlo, ar ne, drąsos duoda, kūrybiškumo duoda, pasitikėjimą savimi duoda, galimybių vyriausius atveria kelius. Čia dabar rodau irgi mūsų citriną, kuris yra atsakingas už karjerą, ar ne, bet tai svajones, pasitikėjimas savimi, bet nebūtinai yra daug tų akmenų, ar ne. Visą tai siunčia, Dievas siunčia mums tas mintis ir tiesiog mus įdeda į galvelę per sapną arba tiesiog ir nevat ateina mintis ir nepalieka ramybėj. Tai neignoruokite tų tokių minčių ir nesakykite, kad jos yra kvailos, pasenusios, kad jūs ten per seni, ar per stori, ar per kūdį, ar tenai, žodžiu, per jauni. Jeigu jums atėjo, reiškia, dabar reiškia, reikia daryti. O ypatingai tos svajonės, kurių tikrai negalite pamiršti, bet galvojate, nors nesąmonė, bet šitiek metų nešiojatas. Labai skatinu ir jūs būtinai pabandykite, pradėkite bent vieną mažą žingsnelį per dieną link savo svajonių. Ką žmonės pasakys? Dažniausias klausimas, koks skirtumas? Koks skirtumas, juk jie žino, kad ne doleris, ne euras visiems nepatiks, ar ne? Visada bus pavydinčių. Visada bus, kuriam nepatiks plaukų spalva, netokia šukuosena, netokios spalvos santykiai lūpdažis. Koks skirtumas? Jūsgi nedarot kažko blogo, jūsgi nežalojat planetos ir savęs. Vadinasi, galima. Viskas taškas. Gavo atleidimą, vadinasi, galima ir reikia. Juk gyvenate dėl savęs, dėl savo šeimos, dėl aplinkinių, dėl svajonių, o ne dėl kažkokios ten irutės arba būtės, kuri kažkada kažką pasakys, arba liks nepatenkinta. Tai yra jūsų gyvenimas ir galbūt daugiau čia niekada negrįšime. Sėkite savo svajonėmis, tikėkite savo svajonėmis ir galų gale skaitykite knygas, mokykitės arba ateikite pas mane į konsultaciją. Pasigryninsim, pasikalbėsim, tai gali būti ir kortų konsultacija, tai gali būti ir coachinimo konsultacija, tai gali būti ir dvasinio kelio konsultacija, ar ne? Kažkokia tema, tam tikras paskirtas laikas, konsultacija kartu su manim. Taipogi mūsų nuostabiausi draugeliai, kurie tiek visko prikrečia mūsų gyvenime. Žodžiu, irgi labai rekomenduoju, kas dar nebandėte, kam reikės pagalbos, sakykite, padėsiu išsirinkti pagal tai, kaip jaučiatės, pagal tai, ko trokštate, kokie yra jūsų poreikiai, parinksime jums tinkamiausią draugą arba tiesiog ateikite konsultaciją, pasižiūrėsim jūsų kortas ir tau dabar yra laikas, tikėk savo svajonėmis, tikėk savimi ir bent jau kiekvieną dieną padaryk po mažą žingsnelį. Na, kaip sakoma, jeigu negali dabar eiti, negali dabar negi šliaužti, tai bent jau atsigulk ir gulėk tą kryptimį link savo svajonės, gerai, susitarėm. Tai žodžiu, tokia pirmadienio motyvacija ir linkėjimas
palinkėjimas jums, labai kažkaip tai tokia po truputėlį visiškai netyčia tapo tradicija jums palinkėti kažko savaitės pradžioje arba pasidalinti mano mintimis, tai labai labai linkiu ir primenu tikėti savo svajonėmis ir savimi. Jos neveltui duotas ir viskam savas laikas, tau dabar galbūt laikas, o galbūt tau ateis rytoj laikas. Vadinasi, čia yra tas tavo laikas, niekieno kitas, tik tavo laikas. Bučiuoju iki ir užsuk į Mėnulio magiją 777.lt, ten yra labai daug nuolaidų ir būčiau labai dėkinga ir esu dėkinga, kad esate kartu su manimi ir tie, kas pasidalins šio video. Galbūt kažkam reikia va šios žinutės, tai ir tu prisidėsi prie gero darbo pasidalindama šio video, padėdamas tiek man, tiek ir kitam žmogui. Ačiū tau labai.